Sveiki, sportuojančių studentų namų žiūrovai ir klausytojai, su jumis sveikinasi Jovaras Kanas, šito podcast'o vedėjas, sveikinasi jau 10 kartą, džiugi proga, visiems už kadro, prie kadro, plojimai ir sveikinimai. Prie manęs šalia ryškus ir nuostabus jaunieji Lietuvos sportininkai ir studentai, tai Ugnė Juzėnaitė ir Benas Paunksnis. Teisingai ištariau ir pasakiau viską šį kartą. Taip, šį kartą jo. Šį kartą. Bandome iš antro trečio karto. Pradėjome laidą neprofesionalumu mano. Tai gerai, kad jūs to nematėt. Tai aš pradėsiu nuo paprasčiausio klausimo, kad ir koks jisai nuvalkytas, bet kaip laikotės ir kuo gyvenate paskutiniu metu, koks pasiruošimas ar nuovargis po ko baiginėjasi ir kam pasiruošimas ir jėgos yra kaupiamos nuo šiandienos. Nežinau. Gyvename šiuo metu tokiu biški kaip ir po varžybinių, kaip ir prieš varžybinių laikotarpių, nes prieš savaitę grįžom tik tai iš pasaulio taurės etapo abudu. Tai dabar toksai kaip ir bandom vėl sugrįžti į treniruočių režimą, treniruočių ritmą, kaip ir jau reikia būti įsivažiavus, nes šį savaitgalį laukia Salduvės regata ir studentų čempionatas irklavimo. O kitą savaitgalį turim atranką į Europos ir pasaulio čempionatus, kurie vyks Varesiai ir Amsterdame. Abiejų laukia tas pats, tos pačios varžybos, taip pat dalyvausit kaip... Jo, yra bendra sistema, ta Lietuvos atrankos į varžybas, tai abu ruošiamės, gal šansai ne vienodė abiejų, bet pasiruošimas vis tiek toks pat. Prieisime prie šansų. Nepaminėjau, aišku, Ugne, kad esi Lietuvos, tikriausiai kartu su Kamilė Kralikaitė stipriausios dvi jaunosios irkluotojos, pasaulio universiteto vasaros žaidynių čempionės. Pradėkime nuo šaknų, tikriausiai gal kaip atsidūrėjai šitame sporte. Retas nišinis sportas tikriausiai Lietuvai yra irklavimas, gal ir visam pasauliui ir nežinau, aš įsivaizduoju, kad reikia tėvų ar kažko specifiško. Ne, čia buvo tai, kad sportuoju jau 12 metų, tai pradėjau sportuoti 12 būdama ir šiaip aš visą laiką buvau tokio aukšta, buvau fiziško sudėjimo, šiaip labai daug energijos turėjau ir buvo kūno kultūros pamoka ir eina vis tiek daug trenerių iš įvairių sporto šakų ir kviečia. Ir buvo neišimtis ir mano trenerė Regina Kapustavičienė. Jinai atėjo, pasikvietė, tuo metu susidomėjau, o kaip fainai, pati trenerė labai maloni atrodė. Bet kažkaip ta mintis ir nuėjo. Kaip ir su visais treneriais, kurie būna į kultūros pamokas ateina, pasikviečia, jo, kaip fainai, nueisiu tikrai būtinai. O mano trenerė šitą nepasidavė. Jinai rašinėjo man, kur tu esi, kodėl nepasirodai. Ateik. Pamatė tuos pečius, negalėjo. Negalėjo pamiršti. Tai taip gavosi, kad parašė. Tada susiveikiau draugę, nuvarėm. Patiko labai. Dar tuo metu kažkaip pirmą treniruotę buvo ant to irklavimo treniruoklio. Ir man jisai ant tiek patiko, kad mes po kelių dienų sėdom į valtį, man tas irklavimo treniruoklis daug labiau patiko negu pati valtis. Ir mane kitą kartą, kai ėjom į valtį, turėjo literaliai nunešinėti nuo to koncepto, nes aš kaip apsikabinus buvau, sakau, nešneis. Tai kažkaip taip ir prasidėjo viskas. O jau tas pats kelias į rinktinę, tai gal nuo 14-15, kada jau pradėjau daugiau sportuoti, atsiradinėjo daugiau rezultatai ir tada jau rinktinės prasidėjo ir kažkaip nuo to laiko ir taip ir likau. O tu, Benai, koks tavo kelias, koks Vilniečio kelias? Vilnelė ar Nerimi iki galų gale Klaipėdoje dabar plauki, kiek žinau? Tai... Vilniečio tai kelias jau tiesiog pigiausia sporto salė. Pusbrolis atsivedė, reikėjo biškutį prieš vasarą pasportuoti ir ten yra Olimpiečių gatvėje prie senoji Žalgirio irklavimo bazė, prie Olimpinio komiteto, ten tokia legendinė salė senovinė, tai ten atėjau tiesiog tik, kad pasportuoti ir reikėjo užsirašyti irklavimą, kad nemokamai salė būtų. Jo, bet porą treniruočių treneris jau neapsikentė, kad ten matyt, kaip bicepsą treniruoju, pasodino ant treniruoklio. Ir kažkaip visai ant jo patiko. Aš vėlai pradėjau 16 metų irkluot. Tai irgi nuo to ir prasidėjo. Šiaip, sakau, o vėliau jau tas visas kelias toks
Ne kaip pasūgnė buvo. Man užtruko iki paskutinių metų jauniuose, kad pirmą kartą patekti į jaunių rinktinę, po to perėjus jaunimą irgi porą metų nepatekau. Į suaugusius irgi, va, tik šiais metais debiutavau suaugusių rinktinį, nors jau suaugęs esu 2 metus pagal amžių. Pagal pasą. O kada būtų įprasta jaunam žmogui pradėti irkluoti, kad tas čia būtų pagal taisyklės kažkokias nerašytas? Šiaip gal dauguma vat ir pradeda apie 12-14 metų tam tarpe, nes tada dar tos skaitosi, kur jauniausių jaunučių, net jaunesni negu jaunučiai, tada jie tenai apsižvalgo ir tada pabiški kyla ir tada skaitosi, kad jau kada prasideda tarptautinės varžybos jaunių lygiai, ten startuoja 16, 17, 18, jau būna kažkiek patirties sukaupę ir jie jau gali konkurencingi būti toje amžiaus grupiai. Tai, vat, nebent yra labai fiziškai gabus, nes, pavyzdžiui, dabartinis olimpinis čempionas, vokietis, tai 21 pradėjo. Iš kitol plaukikas buvo. Nu, yra talentai. Tai jo, jeigu yra kokių dar jaunų perspektyvių, Dar galit ateiti. Dar galit bandyti. Jam nesisekė plaukti gal? Nežinau kaip jiems sekėsi plaukti, bet žinau, kad atėjo ir Klaimo 21 ir dabar kokiem beveik 30, bet yra olimpinis čempionas. Tai jisai pirmą kartą pasaulio čempionu patapo ar 2 ar 3 metus palankęs ir Klaimo. Tai čia jau įspūdinga. Bet aišku, žmogus, jūs jį pamatytumėte, tai yra robotas. Suprastumėte. Okay. Kada sakykit, atėjo pirmieji medaliai? Žinau, kad esate iškovoję abu medalius, tikrai. Koks buvo jausmas pirmas sykį gauti medalį tarptautinėje arenoje? Gal aš taip pasiklausiu. Oi, dabar neprisimenu tiksliai. Iškristų. Neprisimenu, kada pirmas tas tarptautinis jau toks, kad buvo. Kuris įsimintiniausias gal tada vis tiek? Tai įsimintiniausias man vis tiek jaučiu visą gyvenimą išliks tas pirmasis, kada laimėjom su savo porininkė tuometinė Dovilė Rimkutė Europos jaunių auksą. Tai čia jau buvo vienintelė pergalė, kurios mes tikrai nesitikėjom, nes mes važiavom nežinodamos, dar tos varžybos, viskas prieš varžybos tiesiog tragiškai buvo. Aš ten prieš išskrendant nusiridinau nuo laiptų, išsisukau čiurną. Išvažiavom tenai, vos valties nesulaužėm, ta valtis neina, mes keikėmės vieną ant kitos ir kur tada, kai laimėjom, toksai buvo pirmas iki wow, mes kažką padarėm wow. Tai šitas visą laiką išliks ir tada pirmas iki išgirdau, kaip himnas buvo giedojimas Lietuvos, tai tuo metu buvo 17 metų, tikrai jausmas buvo pakilintis, įspūdingas, toks net nesuvoki, kad ką padarai tuo momentu. Tai tikriausiai tas įsimins labiausiai ir tada jau sekė pasaulio bronza, lygiai toj pačioj valčių klasiai, bet jau tada kažkaip vis tiek važiuoji žinodamas, kad mes jau Europos čempionės, jau statusą kažkokį turėjom. O tas, kai dar neturėjom jokio statuso ir padarėm, tai buvo tikrai labai įspūdingas. Kaip tau, Benai, turi įsimintiniausią pergalę? Man gal įsimintiniausia, kaip tik į temą, tai studentų būtų Europos studentų čempionatas, universitetų čempionatas. EUSais ten vyksta paskutinius 2 kartus, kai buvau, vyko Lenkijoje, Bydgoščiui, tai gal tiesiog buvo įsimintina praeitais metais, kad mes ten dalyvavom prieš 3 metus, keturvietę. Linkėjimai Žilvinui Aleksandravičiui. Užkirčiavimą. Tai laimėjom auksą, po to vienus metus nedalyvavom, nes vyko kita mieste, mums tuo metu vyko čempionatas ir šiemet grįžom. 3 tie patys jų sportininkai, vienas buvo pasikeitęs ir gal tiesiog smagu, kad taip labai užtikrintai išėjo apginti tą keturvietės tą titulą. Aišku, himnas skambėjo ne Lietuvos studentų, žodžiu nežinau, neišmokau dar. Lotyniškai nemokai? Jo, sunkiai dar lotyniškai. Tai ne Lietuvos himnas skamba tokiose? Ne, su universitetu. Tai gal buvo tas įsimintina tiesiog tokia patiems toks jausmas, kad mūsų atvažiavo būtent universiteto komanda ir tuose pačiose varžybose apgynė tuos titulus savo. Tai gal toks įsimintinas. Bangpūtys neturi savo himno? Gal ir turi, bet nežinau. Mes prie Nemuno užavę. Mylim savo miestą Kauną.
Čia pro-vilnietiškas podcastas, jeigu gali kažkokias taisyklės nustatinėti menkas šito podcasto vedėjas, nesugebantis pavadinimus, tai pro-vilnietiškai, bet esam tolerantiški. Ok, truputėlį norėjau pasiklausinėti ir apie studijas. Jūsų, Ugne, žinau, kad baigė kineziterapiją, dabar studijuoji sporto studijas VDU ir, girdžiu apie didžiulės ambicijas, aišku, varžytis, ar ne? Kaip sekasi derinti šitus du dalykus? Šiaip jau aš iš nuogirdų arba tiesiog iš anekdotinių įrodymų aplink save, tai visą laiką girdi, kad šūda ten tie sportininkai studijuoja, kokias nors už juos parašo darbus ir panašiai. Kiek tiesos, kiek už tai parašo darbus kas nors kitas, o šiaip iš tikrųjų kaip sekasi derinti sportą? Šiaip, kineziterapiją pasibaigiau Kauno kolegijoje ir čia yra mitas, kolegijoje dirbam irgi labai sunkiai, yra stiprus mokslas ir kai mokiausi kolegijoje, tikrai derinti sportą ir studijas buvo labai sunku, nes ten sportas tokia savoka, jeigu tu sportininkas gerai, bet tau vis tiek bus panašios sąlygos kaip ir visiems. Ir tikrai buvo sunku ir teko, nesugebėjau išeiti laiku baigiamosios praktikos dėl visų stovyklų, tai teko imti akademinės. Dabar VDU studijose tai esu labai sporto studijose, šitoj vietoje esu labai dėkinga, kad užskaitė tikrai labai daug dalykų iš praeitų studijų, tai pasisekė iš karto šoktelti į antrą kursą. Darbų niekas nerašo už mane, gal kažkiek padeda draugas, bet nerašo, pati ir dirbu. Bet irgi dėl stovyklų yra gana sudėtinga, nes į paskaitas važinėti nenori, kartais vis tiek reikia, o per visus metus Lietuvoje būni netiek ir daug laiko, tai tenka ir vėl pasimti akademinės, bet labai tikiuosi sugrįžti ir labai noriu pasibaigti šitas studijas, tai žiūrėsim, kaip seksis toliau, bet kol kas tai viskas yra gerai. Tas ir teisingumo principas yra, kad aš nenoriu, kad niekas už mane darytų, todėl ir tenka tas akademinės imt, kad kokybiškai viską padaryti. Kaip tau, Benai, sekasi? Man tai labai gerai. Aš kai baigiau mokyklą, pirmą studijavau Vilniaus universitete istoriją, nes gerai išlaikiau istorijos egzaminą, aš visada istoriją mėgau, bet istorijos studijos truputį buvo kažkaip ne tas, ko tikėjausi, kai ten buvo labai daug referatų rašymo. Su rašymu buvo sunkiau negu knygas skaityti smagiau, tai išstojau iš istorijos, po to įstojau irgi į Vytauto Didžiojo universitetą, sporto studijas ir man tai viskas labai gerai. Asmeniškai sekėsi suderinti, aš paskaitų mažai palyginus, kaip lyginant su kitais kolegom mažai lankiau studijų, bet viską darydavau, mokydavausi individualiai. Mes kažkaip maždaug, kai mūsų karta baiginėjo mokyklą, buvo COVIDas, tai to nuotolinio mokymosi kažkaip buvom pripratę, kad namie mokytis atskirai ir man dėl to bėdų nekilo niekada studijose. Vakar sėkmingai apsigyniau arba gal net kai kurių perspektyvų užpuoliau, bakalauro buvo darbą. Sveikinimai. Baigiamai, linkėjimų tikrai neperduosiu, kam reikia. Ir dabar mąstau, gal... Nedegink tilto, bet... Ne, jau vakar sudeginau. Vakar sudeginau. Mirusio arklio nereiks pardėti. Bet dabar galvoju, gal tęsti studijas toliau magistro, nes mano abu tėvai tokie akademikai, tai link to jie šiek tiek pastumė, bet ir pats. Aš tai mėgstu mokytis, man smagu ir su dėstytojais pabendrauti, ir tas studentavimo gyvenimas vis tiek šiek tiek. Ar apie VDU mastai? O čia čia dar neaišku. Gali neatsakinėti. Bet šiaip, kaip suprantu, tu, Ugne, pavyzdžiui, išskyrei šiek tiek, kad kolegijoje, tai jo nieks į tave kaip į sportininką nežiūrėjo, VDU truputį yra supratimo daugiau, ar ne, ką reiškia? Jo, tas, kad rinktinėje vis tiek žiūri į sportininką kaip į sportininką, žino visą treniruočių procesą, kiek jis yra svarbus, visą tą discipliną ir suteikia sąlygas šiek tiek pasikoreguoti ir paskaitų laikus, ir atsiskaitimų laikus, kad susiderintum, kada tau tinka, atsižvelgiant į tavo treniruočių patį procesą. Tai man tas labai iš tikrųjų VDU patinka.
tikrai ugniai pridėsiu, kad šiautautą noriu duoti tai Vladui Juknevičiui, mūsų vadovų sporto centro direktoriui, galvai, generolui. Tikrai nemanau, nesu sutikęs žmogaus, kuris taip rūpintųsi studentų, net ne studentų, čia sportininkų gerovę, pradedant nuo to, kad tikrai pats pavyzdžiui, parekomenduoja, kad pasirink šitą dalyką, čia tau bus lengviau mokytis, jeigu esi stovyklose. Baigiant, kad man reikėjo tokį dalyką pasibaigti, nes kreditų trūko, tai Vladas man paskambino, sako, tau už 15 minučių egzaminas. Aš sakau, Vladai, aš prisimenu. Sako, bet tau egzaminas, nepamiršk. Tai pasirūpina, kad sportininkai jau nebėra galimybių, kaip būdavo, kaip pasakyti, senais laikais, kaip pats minėjai, kad sportininkai nieko nedaro, jos prastumė. Kažkas atsėdė už jo, tik kad į kariuomenę neįtų. Bet dabar jau universitetas žiūri gan rimtai, tų privilegijų net nesuteikia tiek daug. Kažkiek yra, bet darbus vis tiek bet studentai irgi universitetui duoda. Nu, taip. Bet Vladas labai pasirūpina ir padeda ir toks, sakyčiau, yra labai, ne mentorius, bet tiesiog labai rūpestingas žmogus sportininkų Vytauto Didžiojo universiteto atžvilgiu. Idėja svečiui. Ok, pasikalbėkime truputį apie stovyklas. Užsiminėte, tai man ir įdomu, kokios sąlygos būna patekus į stovyklas ir patekus į... Kai irklavimo stovykla yra su studentais ir irklavimo stovykla yra su Lietuvos jau rinktine. Ar tai yra kažkokie didžiuliai skirtumai, sąlygų skirtumai, ar ten su klubu kažkokiu sportuoji, ar su Lietuvos rinktine? Šiaip vis tiek su rinktinė tas pasiruošimas trunka visus metus. Mes jau lapkritį susirenkam Trakuose, tada porą mėnesių pasitreniruojam Trakuose ir tada jau būna etapas 3-4 mėnesiai užsienyje. Tai šiais metais buvo Turkijoje, Bulgarijoje, praeitį yra būdavo ir Graikijoje, Italijoje. Žodžiu, tenai kučiau kaip treneris nusprendžia. O tai tas pasiruošimas rinktiniai trunka visus metus. Studentų varžyboms pasiruošimas jų labiau yra trumpalaikis, jis vyksta prieš varžybas. Koncentruotas. Jo, dabar, tarkim, šį savaitgalį bus Lietuvos studentų čempionatas irklavimo, atsirinks, kokios komandos važiuoja į čempionatus ir dabar prasidės tas pasiruošimams tom varžybom. Ir tai jau vis tiek vyksta namų sąlygom, namų sąlygom turime Lietuvoje. Arba Trakuose, arba jeigu visa komanda, sakykime, iš Kauno, jie Kaune ruošiasi, kas iš kokio miesto. Ir tai toks gal ir yra tas pagrindinis skirtumas, kad studentų tu ruošiesi varžyboms konkrečiai žinodamas, kam tu ruošiesi. Kai tu esi rinktiniai, tu turi tos nežinomybės. Tu visus metus ruošiesi, kad galėtum atsirinkti į čempionatą, bet gali ir jį neatsirinkti. O studentam jau turi savo tikslą prieš akis. Bet šiaip, dažniausiai ir studentai, kurie ruošiasi studentų čempionatams, jie kartu treniruojasi irgi pagal visą rinktinės planą, jiems sudaromos sąlygos, nebent jau visa komanda yra Kauno, tada jie Kaune, bet jeigu yra kažkiek mišri, arba pats asmuo, sportininkas priklauso rinktiniai, tai jisai vis tiek treniruosis pagal tą patį rinktinės planą. Vasarą taip pat stos per treniruotės prie starto linijos kartu su visais ir niekas nežiūrės, kur tu ten ruošiesi, tiesiog ruošiesi. Tai skamba kaip labai geras dalykas, jeigu esi truputėlį žemesnio lygio, bet tu vis tiek esi įtrauktas į procesą aukščiausio lygio. Ar ne? Tai studentai apskritai yra, Lietuva neišimtis, studentai dažniausiai yra toks perėjimas, vis tiek pats sunkiausias perėjimas, aš įsivaizduoju, bet kokiam sportui yra perėti iš jaunio, tai kai mokaisi mokykloje į suaugusius, nes viskas pasikeičia tavo gyvenime. Ir universitetas neretai tampa ta tokia perėjimo zona, tokia buferinė, kur ar tu gali pasirenki, gal tau ne vieta tam sporte, tada tu nueini mokslo keliu, dirbt, o gal kaip tik tie 4 metai šiek tiek žemesniam lygi lyginant su suaugusiu, po to toks, katalizuoja tau tą šuolį į suaugusių lygį. Tai universitetas tas apskritai Lietuvoje ir pasaulyje toks labai geras pereinamasis periodas. Dabar,
daug kas kalba krepšinėje, kiek daug lietuvių išvažiuoja į NCAA žaisti. Daug moka pinigų ten. Jo, bet kiek daug irkluotojų studijuoja Amerikoje. Yra kiekvienais metais išvažiuoja bent po kelis į geriausius universitetus. Ten vienas mūsų draugas kitą savaitę grįžta, studijuoja prestižiniam Vašingtono universitete. Jie yra irklavimo čempionai Amerikoje 3 metus iš eilės ir tiesiog tas sportas labai daug atveria galimybių. Sakau, Lietuvoje, kaip ir pats minėjai, toks nišinis sportas, viskas po krepšiniu pasislepia, bet iš tikrųjų irklavimas tiek pat daug galimybių atveria. Tavo partnerė Sirakūzo universitetą, ne? Jo. New Yorko valstija. Jo. Tai irgi turėtų būti gerai. Aš norėjau paklausti, gal bus idiotiškas klausimas, tai atleiskite man. Bet renkantis, kai renkasi, kur bus stovykla, ir ten yra 3-4 mėnesiai, pavyzdžiui, rinktinės stovyklos, tu minėjai. Buvo kartais ir pusę metų. Nu tai va, tai atrodo, tai net ne stovyklas sunku pavadinti, tiesiog persikeliam ten, kur gyvename. Sąlygos yra, mes ieškome tik tais geresnio oro, bėgdami iš Lietuvos, ar ir kažko kito, pagal ką yra renkamasi, kur tos stovyklos būna. Mes dažniausiai tai ieško ir kad būtų sueitų biudžetas, nes vis tiek išvežti nemažą kiekį žmonių kainuoja, bet turi būti ir oro sąlygos palankios, turi būti sporto bazė pati, kad turėtume ir treniruoklių salę, turėtume kur gyventi, aišku, maistas atsižvelgiama. Ir klavimo trasa. Aišku, kada būna tas žiemos periodas, kur mes tiesiog renkame kilometrus, kur ten galbūt tiek greičio daug nebūna, tai mes nebūtinai, kad pati trasa ir klavimo būtų, tai ir važiuojam į Turkiją, ten yra didžiulis ežeras, kur tiesiog pasileidžiame į vieną pusę, ten 12 km pirmin, 12 atgal, vieną treniruotę gerai, o tada jau, kada pavasaris, mes renkamės tokias vietas, kur yra būtent irklavimo trasa, su irklavimo takais, kad galėtumėm, jau prasideda biški lenktyniavimas tarpusavį. Ir to greičio daugiau, tai dažniausiai tokie aspektai atsižvelgia, kur mes važiuojam. Ar ten, kur jūs leisite savo stovyklą ir panašiai, ar, nežinau, čia vos ne kaip valtis yra vos ne kaip dviratis, ten jau profesionalų aukščiausio lygio pagal jau visus išmatavimus sudėliotos ir jūsų laukia jūsų valtis jau tenai, ar jūs... Tai mes jas veža, treneriai iš Lietuvoje mes jas pasikraunam, treneriai veža. Vienas treneris, nuostabus treneris Karolis Sunklodas, visas kelionės atlaiko. Irgi studentuose važiuojantis su studentais varžybas, bet tai jie, tas valtis naudojam visada tas pačias. Yra toks vis tiek, kai sportas priklausomas nuo inventorius, tai tas inventorius negalėjau su kitais. Turėjom labai puikų pavyzdį, su ta pačia Kamilė, mes ir klavom Lietuvoje su viena valtim. Paskutinį numerį atsirinkom realiai pasaulio čempionato, kuris vyko Šanchajai. Šanchajai nuomavo visiškai kitokio modelio, atrodo valtis, bet ten yra skirtingi modeliai, skirtingam svoriui. Mes gavom visiškai kitą valtį, visiškai nebe tas pats irklavimas. Visiškai kardinaliai skiriasi ir tas labai didelę įtaką turi rezultatą, kokį tu pasieki. Nes tu atsisėdi visiškai, tau nepatogu, tau reikia sureguliuoti iki to čempionato, netiek ir daug laiko, tą valtį pačią reikia prisijaukinti, turi ją pajaust. Ir jeigu tokių dalykų nėra, tai iš karto įtakoja. Gerai, tai man net nejauku klausti, provincionalus labai klausimas, bet vis tiek smalsu. Tai kiek profesionali valtis, aišku, ten priklauso 15 000. Vien vietė. O 2 vietė tada... 20. Po kokius 5 štukas pridėnėjom? 8 vietė beveik 100 turbūt nauja. Beveik turbūt. Nors sudėtingesni mechanizmai ją reguliuoti tikriausiai. 8 vietės neturim. Aišku, ten yra ir skirtingos tos valčių klasės. Yra, pavyzdžiui, yra tokios performance, kurios jau ten su kietesniu sparnu, kad geriau jėga persiduotų. Nelabai jos kam patinka pastaruoju metu, kiek tenka girdėti, bet jos ir brangesnės tada jau gaunasi. Nuo pačio modelio. Čia lietuviškas požiūris, kad jau geriau irkluosiu su sena 10 metų patikima valtim, negu bandysiu naują. Suskilėta, jo. Vandenį leidžia. Tai tokiu, šiaip, betgi sporte apskritai yra tokių, kaip tas... kai tiki, tas psichologiškai save prietarai, va. Tai čia su tom valtim pas mus labai daug yra prietarų. Tikrai kartais būna
su valtim viskas gerai, bet tu pats galvoji, ne, nu aš jau turiu savo seną ir aš iš tos neliesiu, arba... Pritrynės duobutės. Pritrynės irklai, sakau, prietarai, bet visose sportuose turbūt prietarai galioja, visi turi savo kažkokius ritualus, tai čia gal pas mus labiau ne ritualas, o prisirišimas prie tos valties yra. Bet būna kardinalų skirtumai, ar ne? Ne, būna, bet aš tai gal šiek tiek sakyčiau, kad jeigu Ugnė sako, kad skirtumai tik nuo valties, aš skaičiuoju pusę laiko nuo sportininko įsitikinimo priklauso. Atmetus orą, Lietuva šiaip yra gera šalis, gera vieta ugdyti. Mes turime šiaip taip, palyginus su šalies dydžiu, aš manyčiau, kad mes irkluotojų turime pasiekimų puikių, tiek moterų, tiek vyrų srityje, aišku, olimpinius medalininkus ir panašiai. Tai aš taip tik iš sporto mėgėjo pusės atrodytų, kad visai neblogai čia pas mus. Bet tai tų sportininkų, kurie gauna iš valstybės stipendiją, tai ir Klaimas yra antroje vietoje po krepšinio. Prašau, per daug gal, laisva ranka. Bet turint omeny, kad krepšinį yra 11 komandų pas mus, tai realiai galim sakyti, kad pirmauja ir Klaimas. Aš tai sakyčiau, kad pirmauja. Tai žiūrėjau, tai sąlygos atmetus ir šiaip atmetus tada orus gerai ir galime toliau tikėtis medalių olimpinėse. Tai jeigu Ugnė atveš, tai būtų. Jeigu Ugnė atveš. Ne, ir sąlygos geros. Praeitais metais vyko pasaulio jaunių irklavimo čempionatas Trakuose. Tai jis buvo jaunių didžiausias čempionatas istorijoje pagal dalyvių skaičių. Tai vien, kad tokioje vietoje gali įvykti, aišku, mes vis vilėmės, kad kada nors įvyks artimų metų gal ir kokios suaugusiųjų varžybos, ar studentų tų pačių, nes... Šiaip tinkamos tos trasos yra? Trakų. Aukščiausiam lygiui. Trakų puikiai tinka. Bet suaugusių ten yra dar keli niuansai, kuriuos reiktų patobulinti, nes reikia papildomo tako, Trakuose yra salos, kurias reikia nukasinėti, aplinkos saugininkai nelabai leidžia to daryti. Tai su suaugusiais biškai sudėtingiau. Ir ten yra tokie niuansai dar, kad pati bazė turi atitikti. Pavyzdžiui, Trakų bazė turi būti labiau neįgaliesiam pritaikyta. Turi bordiūrus visus pašalinti, turi pastatyti liftą, bet pati, aš sakyčiau, tokios trasos, kur irkluoja Trakų pilis, aplinkui gamta, nacionalinis parkas. Fotogeniška labai, tai tikrai. Labai, dabar Kaune. Šiaip Trakų, kai vyko pasaulio čempionatas, labai didelė, gal pačių Trakų buvo klaida, nes pradėjo remontuoti Trakų pilį. Ir vyksta čempionatas, suvažiuoja iš viso pasaulio šalis, nuotraukose matai pastolius. Tikrai klaida. Tai čia jau toksai buvo nestrategiškai padaryta. Vytautas pasikvietė. Perstatom. Atsiprašau, labai. Daug šalių apkeliavote, daug šalių treniravotės, aptarėm, kad Lietuva puikiai šalis treniruotėm ir ugdymuisi ir tobulėjimui, jeigu tik tais išlikšto orą atmetus, bet iš to, kur buvote, kur yra fainiausia nuo bazių iki irgi gal fotogeniškumo, kuo plaukite, kokia, nežinau, mėgstamiausia šalis, kur treniravotės. Ne varžybos, bet kur praleidote ilgiau laiko. Man asmeniškai pati Turkija patinka. Jinai savotiškai yra, ten gal nėra tos pačios trasos, bet tas ežeras apsuptas kalnų, tai tikrai labai smagu ir labai patogu, kai didelis ežeras išplaukia ir į vieną pusę 12 kilų ir grįžti. Koks ta ežero pavadinimas, neatsimeni? Koicegič tai yra miestas, ir ten Koicegič Lake turbūt ir pavadinimas. Gerai, pasižiūrėsim, mes paskui čia rasim. Matau jau. Gražus. Tai šautautas irgi. Šautautas Lake Koicegič. Jo, tenai nedidelis pats miestukas yra... Miglos provincija turite, matome. Taip, tai man asmeniškai tenai visai patinka, aišku, yra savų niuansų ir minusų tenai yra, bet... O, žiūrėk, kaip tik tave gal ir prigavę. Jo. Jo, tai čia labai smagu ir kloju prie vieno kalno, ten ožkytės ganosi po tos kalnus, tai tiesiog labai gražus vaizdai, labai patogu, bazė viešbutis viskas šalia, iš lovos nusileidė laiptais sporto salė, dar per gatvę pereini valtis, leptelis ir plaukė. Tau, Benai? Lenkija. Kokį ežerą turim Lenkija? Bydgoščiaus miestas. Koksai? Bydgoščius šalia Torūnės. Nemeluosiu, oras yra prastesnis ten negu Lietuvoje.
Ten, bet Bydgoščius turi tokią dvasę. Ypatingą širdį vietą. Ypatingą širdį ir nesakau, aš labai... Ant tavo pergalės gal irgi buvo? Jo, bet Bydgoščius mes šiaip kiekvienais metais važiuojam, ten tokios būna aštuonviečių varžybos. Ir man tiesiog Lenkija labai smagu visada važiuoti, nes pats vairuoju dažniausiai. Kelias dabar naujas idealus, sustojam pavalgyti, apsipirk dar. Ir, tiesiog, kažkaip aš labai vertinu visą tą sporto pusę, kas yra ne tik iš sporto. Nes Bydgoščiaus trasa palyginti su pasaulinio standartais tai yra tiesiog tragiška. Bet man turiu daug draugų Lenkų, ten yra labai linksmas užklasinis gyvenimas. Mieste esu girdėjęs tokį mitą, kad yra lengviau nusipirkti alaus negu duonos. Šiaip skamba, mitas tinkamas visai Lenkijai. Ir Lietuvai karsnok. Bet toks, sakyčiau, ir šiaip ir Klotams tai legendinis miestas Lietuvos. Jis yra kaip mūsų būna partneris. Jie yra, jų Bydgoščiaus klubas ir Lietuvos federacija ir Klaimo yra partneriai. Mes reguliariai važiuojam jų varžybas, jie atvažiuoja į mūsų. Tai man tenai, ar ten mano širdis yra Polska. Atsiprašau labai, galim gal išjungti tą per... Čia šlapęs nuo dušnumo buvau ir man vėl skaudančiai gerklus. Ačiū labai. Turiu labai specifinį klausimą. Atsiprašau tų, kurie su irklavimu yra geriau susipažinę, kad jums čia bus kokių aš nesąmonių klausinėjau, bet galite man paaiškinti, kuo skiriasi porinė ir pavienė valtis, kad čia ne apie dvejetus ar vienetus kalbame. Čia labai geras klausimas, nes pats blogiausias tai yra, kuo skiriasi irklavimas nuo baidarių. Ir ką jūs ten irkluojate, tai baidarį irkluojate. Jo, va čia jau yra... Stiprios rankos. Gerai, kad valtės baidarį nepavadinau. Ir ar esate išbandę abu, kuo skiriasi technika, be irkluojant sunkiau, lengviau, kas yra, papasakokit man apie šitą. Tai esminis skirtumas yra vis tiek, irkluoti yra tekę. Taip. Valtelė, aišku. Taip, bet niekas nenori to atsiminti. Nei aš, nei kiti sėdėjo. Bet vis tiek, tuo metu laikai du irklus. Taip. Tai va čia yra porinis irklavimas, kai tu laikai du irklus. O dabar, nežinau, teko matyti gladiatorių. Nu taip, tai aš su to Kai ten vergai irkluodavo laivą. Taip. Tai va čia yra pavienis irklavimas. Tai va aš iškart baidarininkas. Ne, baidarininkai yra kiti sportininkai, kitas sportas, bet irklavime tai yra porinis irklavimas, kaip yra pora irklų ir pavienis, kai yra vienas irklas. Tai kuo esminiai skirtumai, tai sakyčiau, turbūt pavienis irklavimas yra labiau techniškesnis. Ypatingai pavieniai dvivietiai. Ypač jo, jeigu tu irkluoji dvivietiai, tai dabar tu atsakingas esi už vieną valties pusę, o kitas žmogus už kitą valties pusę. Tai jūs visiškai yra 50-50. Tai va ugniai irkluoja pavieniai dvivietiai. Tai, nežinau, mano nuomonė čia sunkiausiai yra valčių klasė iš visų. Ten sako, kad kuria meną. Nes ten realiai du žmonės turi padaryti visiškai identiškus. Ir tas yra labai sudėtinga padaryti, nes vis tiek žmonės yra skirtingi, turi savo irklavimo stilius, o tenai turi būti identiškai irkluoti, idealiai sutaikyti. Jeigu nesutaikysi, tada prasidės tokie. Tai ne veltui Lietuvos geriausi irkluotojai pavieniai, kai yra broliai, dviniai, Stankūnai, 10 metų irkluojantis kartu, abu identiški dviniai, vakar gimtadienis irgi šautautas. Šautautai kairį į dešinę. Bet tai yra tiesiog, tokie žmonės labiausiai tinka ir, pavyzdžiui, yra įspūdinga, kai atsisėdo Ugnė su Kamilė, kur šiaip neirklavusios visą gyvenimą kartu. Ugnė iš vis irklavus porinį. Tai ir tokia komandos, bet atsisėda, išmoksta, tai čia yra labai įspūdinga. Tai reta. Praeitais metais taip nutiko, kad Europos čempionate pasibandėm porinę dvivietę su savo jaunimo porininkė, kai aš jau perindinėjau suaugusius. Pasibandėm Europos čempionate, pamatėm, kad rezultatas nėra toksai geras. O tuo metu buvo laisva Kamilė, kas jinai yra viena stipriausia Lietuvos pavienininkų. Jinai olimpiadai 5 finišavo ir jai reikėjo porininkės, nes jos olimpinė porininkė Ieva, jinai išėjo po olimpiados pailsėti, sukūrė šeimą. Irgi šautautas Ievai, jeigu žiūri. Tai Kamiliai reikėjo porininkės. Šautautas ir Kamiliai tada. Kuri turėjo irgi būti čia, bet dėja. Tai jai reikėjo porininkės ir taip gavosi, kad aš stipri, jinai stipri, tai bandom suvest. Pradėjo mane mokinti tą pavienį. Ir
už mėnesio buvo universiada. Mes irgi vienas įspūdingesnių dalykų buvo, nes visiškai nežinau, ko tikėtis iš to pavienio. Aš dar jo nemoku, mes vis dar vartomės, mes taškomės, aš vėžius gaudau, ta prasme... Kas yra vėžių gaudymas? Užkliūni už vandens, irklas palenda po vandeniu ir tada realiai stabdai valtį visiškai. Tai kad laimėjome tą universiadą irgi buvo įspūdinga po mėnesio irklavimo toj pavieniai, kas yra sudėtingiausia valčių klasė, tai buvo tikrai įspūdinga. Vėžus gaudam. Taip sako, nes irklas po vandeniu ir vėžiuką bandai paimti. O kaip tai dabar jūs suvedė, aš stipri, jis stipri ir jūs pabandykite. Šiaip kaip tas procesas būna, kai tu partneris keičiasi valtyje, tai tikrai sprendžia treneriai, tu sprendi, federacija sprendžia. Treneriai iš viso treniruočio proceso maždaug žiūri, kieno irklavimo stiliai limpa, pagal pajėgumą žiūri, pagal aišku amžiaus grupės žiūri, atsižvelgia kaip integruoti jaunesnius jau į vyresnę amžiaus grupę. Tai pagrindė tokie dalykai, bet pagrindė viskas pasirodo per treniruočio procesą. Jeigu tu mato, šitas greitas, gerai pabandom, jeigu mato, kad nelimpa, gerai bandom kažką kitą. Ir tiesiog bandymo būdu ir taip išsirenka geriausios komandos. Po to vyksta, aišku, vis tiek atrankos pagrindinės, porinė mirklė viskas eina per vienvietes. Pavieniame irklė viskas per pavienę dvivietę, nes tai yra smulkiausias tiesiog valčių klasės, kurios gali egzistuoti. Tai iš tų vienviečių ten tada formuoja vėl komandas, dvivietę, keturvietę, iš pavienės dvivietės žiūri stipriausia pavienė dvivietę ir po to gal keturvietę bando suformuoti. Dėja, aštuonvietį dar nėra. Nėra tiek daug žmonių, kad Lietuva galėtų aštuonvietę pajėgę suformuoti. Kaip tau, Benai, esi daug partnerių pakeitęs ir, aišku, keturvietėje visų pirma minėjai, kad... Jo, tai teko, aš porinį visada irkluoju ir daugiausiai porinę dvivietę. Tai per pastaruosius 3 metus turėjau 5-4 partnerius, tai, kad varžybose dalyvaut. Daug atrodo, ar aš nusišneku, ar čia visiškai natūraliai? Čia daug. Kaip pasakyti, tokiam amžiui lygi, kur aš plaukiau, tai buvo jaunimo studentų, tai čia normalu, jo, vis tiek. Nes yra gan didelis tų sportininkų pasirinkimas, tai tiesiog visada būdavo, kad kažkuris vienas stipresnis, kažkuris silpnesnis ir taip pasikeičiam. Po to suaugusių tos daugiau mažiau komandos nusisėdi, bet aš nenoriu aš irgi jokių tiltų deginti, bet man tas ir klavime visada kibdavo dalykas, tai yra kaip tas atrankos proceso, toks subjektyvumas. Bet tokia yra realybė, tokia sporto šaka, pas mus nėra jokių normatyvų ir gaunasi, kad išrink greičiausią kombinaciją, iš tikrųjų nėra objektyvaus būdo, kaip apskaičiuoti, kuri komanda yra geresnė. Sakau, labai tema čia ir krepšinio tema, kaip treneris komplektuoja rinktinę. Tai irgi niekada nežinosi, iki kol pabandysi, kaip ta komanda gali atrodyti. Nebūtinai tiesiog greičiausiai ten sprinte sukips visi. Jo, būna tokių, kurie yra fiziškai stipriausi, bet jie, pavyzdžiui, netinka irkluoti. Kiti yra, kurie kaip tik silpni, bet gerai irkluoja. Kiti yra, kuris gali su vienu irkluoti, bet su kitu negali. Aš pats planuoju ateityje, aš jau šiaip dabar dirbu treneriu Trakuose, bet ir pats planuoju kažkada eiti, dirbti, norėčiau irklavimo federaciją ir man labai šitas niuansas visada labai yra įdomus, kaip tas komandas padaryti. Nes čia yra tikrai labai sunkus darbas, aš sakau, čia treneriams yra daug didesnis galvosūkis net negu kaip žmogų išmokinti irkluot būna, kaip suras greičiausią kombinaciją ir kaip teisingai pasirinkti. Tai, čia toks sakau. O kur būna tas momentas, kur gerai, jūs sulipdo 2, 3 ar 4 valtyje, ar ne? Ir kur būna, čia yra aišku, kad 2 kartus praplaukė, jie tegu visi kartu nebeplaukia. Arba kur, aš matau, kad šitus technikos neligumus, treneris mato, kad galima čia išlyginti per kurį laiką ir mes verta dirbti ir investuoti į šitą tretį, kuris dabar atrodo nekaip. Bet... Tai čia ir yra magija. Čia ir magija ir labiau toks, sakyčiau, gal kantrybė trenerio pasireiškia. Nes tikrai būna atveju, kai su laiku gerėja.
Aišku, yra irgi pas kai kurios sportininkus įstikinimas, kad jeigu nuo pradžių nelimpa, tai jau nelips. Bet čia toks trumparegiškas labai yra. Šiaip yra komandos statomos, tai yra projektai vis tiek. Kuo didesnė komanda, tuo ilgesnis projektas. Jo, ir labai priklauso nuo trenerių kantrybės. Kai kurie treneriai turi tos kantrybės ir laukia, ir mato, investuoja, kad ir dabar rezultatas blogas, bet turi už kažko užsikabinti, kas yra teigiamo, kas parodo, kad ateityje gali būti dar geriau. Kiti yra, net toks požiūris trumpalaikiškas. Čia labai priklauso ir kokia sporto organizacija. Nes irgi, kiek organizacija gali leisti tau patirti nesėkmių, iki kol tu pagaliau patirsi tą sėkmę. Man visada toks pavyzdys yra Amerikoje universitetuose irklavimas. Jie turi labai konkretų tikslą. Jie turi Amerikos universitetų čempionatą ir jie turi daug žmonių. Ir viskas, kas vyksta per visus metus, tai yra tiesiog ieškoti greičiausios aštuonvietės. Tu gali būti čempionas, mūsų draugas kitą savaitę grįžtantis, dar vienas šutautas Povilui, yra 2 kartus jau Amerikos čempionas, pirmoji aukščiausių lygoj, nes ten yra divizionai pas juos, tai jis yra pirmo diviziono čempionas 2 metus išėlės, šiais metais jį, kaip pasakyti, netinkamą žodį išmetė, gal nužemino į 2 divizioną. Jisgi tikrai per 2 metus nesuprastėjo. Kaip tik sustiprėjo, bet kažkas kitas pasikeitė. Ir tas yra, treneriai, tie tokie gerieji, jie neprisiriša prie žmonių, jie prisiriša prie rezultatų. Ir visada keičia, nebijo keisti ir ieško to geriausio varianto. Čia, sakyčiau, tokia, šiaip sportas. Ir žiauriai skamba, ar ne? Meno dalis. Čia, bet sportas yra žiaurus. Ir nepaminėjom dar prie visos šitos atrankos ir aš pagalvojau, jūs stovyklose, tai jūs praleidžiate, tai kaip tu minėjai, ir iki pusmečio kartu yra, aišku, ir tarp asmeninis santykis. Kaip su šitu dilinat, su žmogum, su kuriuo reikia valtyje būti visą laiką, tu gali ir be galo mylėti, bet gali pavargti. Ar yra kažkokios taisyklės, kurias jūs įsivedat, pavyzdžiui, kad man reikia, nežinau, man reikia vienam pabūt, man reikia iš namų išeiti pasivaikščioti valandą, paklausyti podcast'o tiesiog, ar panašiai. Ar tai ne problema, nekiek, kad vienas kitam galima įkyrėti per šitą laiką? Šiaip tikrai galima, bet aš iš savo patirties žinau, pavyzdžiui, irklavau 23 metais 4-vietę ir tais pačiais 24 metais su savo porininkė. Tai yra geriausias dalykas stovyklose negyventi kartu su savo porininku. Vienas iš sprendimų. Su bet kokiuom žmogum. Tiesiog mergina ar su mergina, kita tiesiog, kad ne iš tavo komandos, nes tada nesiranda tos trinties, nepersineši iš valties visko į kambarį ir tada biški psichologiškai lengviau pasidaro. Kitas dalykas, gali bandyti, kaip sako, kas būna valtyje ir tegul pasilieka valtyje. Šitą bandyt, irgi su psichologas irgi patarė, kad kažkokį alter ego išsitraukt, kad čia ne aš valty, čia kažkas kitas valty sėdi. Ir kai jau išlipi iš tos valties, jau vėl tu būni tu, o ne tas, kas sėdi valty. Šitą reikėtų sutarti ir su partneriu, tada iš karto tikriausiai. Jeigu ką, bet perjungi režimą, nepriimti nieko asmeniškai. Bet čia irgi labai priklauso nuo žmogaus, nes, pavyzdžiui, man tai natūraliai, mes visada, irgi gal ir nuo lyčius, manau, priklauso, nes mes valti su porininkais, jeigu jau kažkas yra, išsikeikiam, išsivadinam. Su moterim čia gal grįžtam ant krantų ir viskas, mes net nebekalbam apie tą irklavimą. Ir bent jau visada, kiek tenka turėti porininkų, vis tiek, jūs praleidžiat vis tiek daug laiko kartu. Čia kaip klasiokai būna, pradžiai gal jo nemėgsti, bet po to pripranti ir tas familiarumas. Ir vis tiek, aš tai labai vertinu tiesiog tą draugystę, kas yra ne tik valtyje. Tai žinom, Lenkijoje smagiausia, ne vanduo ten. Mūsų pavyzdys, tie patys jau minėti broliai, tai ten per treniruotės išgirstam ir jie kaip vienas kitą išvadina. Ir apriekia, ir esu matęs, kaip ir klojant trenkia. Broliai neabejoju, kad ir užmušti vienas kitą yra grasinę. Jo, bet viskas yra ant kranto, ant valtyje. Ant kranto yra visiškai kitaip, vis tiek yra broliai, bet ir rezultatas kalba pats už save. Tai šiaip turiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, pavienė dvivietė yra ant tokia jautri valčių klasė, nes ir broliai sėdi toj pačioj pavieniai dvivietėj. Ir yra toks dalykas, jeigu pavienė dvivietė eina, jinai eina viskas labai gerai. Bet jeigu bent kažkas ne taip,
yra labai blogai. Vadinasi, yra tik kraštutinumai. Ir jeigu yra kažkoks etapas, kur tau neina valtis, va tada gali pasiūs, nes tau ir tada viena, antra, trečia diena tavo centrinė nervų sistema, jinai tiesiog vargsta, nu ir jau tada pasipila viskas, kas tai gali būti blogiausia. Nu, Tai čia va tavo pavienės dvivietės toks ypatumas, kad tu eini į kraštutinumus visiškai. Nebus treniruotės, kuri, nu, tokia gera buvo, bet sakykim taip. Bet dažniausiai būna arba gera, arba bloga. Nu, mažiausias ten misalignmentas tikriausiai labai ryškiai atsispindi. Ir čia va, gal vienas dalykas, jeigu taip siejant, ką prieš tai, kad kuo skiriasi tas rinktinė irklavimas ir studentų. Tai atmosfera, šiek tiek vis tiek rinktinė yra truputį įtampa tokia didesnė. Natūralu, kaip sakant, jie daugiau pastatyta ant kortos. O studentuose tikrai galima sakyti, atmosfera yra labiau atsipalaidavę. Aišku, kas džiugu, kad Lietuvoje dar mes kaip sportininkai esam tokie studentai, sportininkai profesionalūs. Mes žinom, kad tai studentų varžybos, bet vis tiek jom ruošiamės, kaip normaliom varžybom. Man teko praeitais metais studentų čempionate matyti, kaip čekų ir klotojas rūkė, eidamas į startą. Tai kaip Vladė Divacas 95 tarp kelinuko pirmą ir antrą. Jo, bet jis nepasisekė. Nepasisekė? Ne, nelabai. Ne Vladė Divaco lygas. Ne Divaco tikrai lyga, bet tiesiog, gal tas, aišku, reikia išlaikyti tą profesionalumą, bet pati, sakau, atmosfera yra ne valti ir ant kranto daug geresnė. Tokia, gal ne daug geresnė, noriu pasakyti, labiau laisvesnė. Ir nes ta laisva atmosfera daug duoda komandai. Kai tu vienas kitą žiūri, nes, pavyzdžiui, šiuo metu, kai mes dar niekas nežinom, kokiom komandom važiuosime pasaulio ar Europos čempionatą, mes taip šiaip esam konkurentai Lietuvoje, tarpusavį. Bet ateis ta diena, kai jau visi žinos komandas ir tada jau vėl ateis tas geras jausmas, kai visi nebe konkurentai, visi viena komanda. Nes šiuo metu, kaip ir kaip skambėtų, bet jeigu kitam nepasiseks, tai reiškia, kad man bus geriau. Jo, iš tikrųjų labai turėtų būti sudėtinga dinamika. Jo, žiaurutas, bet yra tai. Nesnei grįžote iš pasaulio taurės etapo, dabar laukia Europos čempionatas Varezija, pasaulio čempionatas Amsterdame. Girdėjau, čia skambučio metu tikriausiai tas ir buvo strateguojama, į Šiaulius čia kokias valtis reikia nuvežti. Ok, supratau. Kokie planai Italijoje ir Olandijoje? Auksas. Tai visada. Dabar tiesiog reikia atsirinkti į tą čempionatą, tada jau galima kalbėti apie kažkokias vietas. Nors aš asmeniškai apie tas vietas labai nemėgstu galvoti, nes kai užsisatai savo kažkokią ribą, kokią tu nori pasiekti, tau sukelia tai spaudimą, tu galvoji ne ką daryti, kad tai pasiekti, o kad aš turiu pasiekti. O valtyje tas nelabai tinka, tai iki to laiko tiesiog reikia išsitobulinti savo techniką, pašalinti klaidas techninės ir tada bandyti tai perkelti į tuos 2 kilometrus, kurie jau bus svarbiausi. Ir jeigu tai pavyks padaryti, džiaugsiuos aš asmeniškai visą širdim. Jeigu nepavyks, tai žiūrėsim, ką galima toliau patobulinti iki Amsterdamo. Tiesiog, nes tarp Varesės ir Amsterdamo gana mažas laiko tarpas bus ir tiesiog reikės žiūrėti, ką galima patobulinti. Jeigu Varesėje viskas pavyks, tai tiesiog tai išlaikyti. Tu kalbėjai apie tą tikslų neužsikelimą, norėjau paklausti, kaip tu jautiesi geriausiai ir ką galbūt jau rodo ir faktiškai rezultatai, kada tau geriausiai sekasi, ar kai būna tas toks maksimalus susikaupimas, kažkokia galbūt net perdėta rimtis ir ten 2 sakiniais tik tais apsikeičiama su partneriu ir mes įlipam ir čia mes darom darbą ir tada kaip mašina atvarai tą darbą ir galbūt toks priėjimas tau puikiai sekasi. Ar tada, kada mes galim pažvengti iš kažkokio čeko einančio su cigaretė ir tada labiau atsipalaidavę, tokie, kaip sakant, minkšti lipame į tą valtį. Čia balansas vis tiek turi būti, negali būti per daug atsipalaidavęs, kad neitum su cigaretė į startą gal, bet man labiausiai tinka, kai aš esu tokia laisva, aš galiu ir pasijuokti, bet viduje žinau, ką aš eisiu daryti. Tai tokia vis tiek turi būti ir pasitikėjimas savim, pasitikėjimas komanda savo ir tada viskas žinai, kad pavyks. Dar ką, dabar per kiekvienas varžybos vis tiek bandai išsibandinėti naujas technikas, kurios tai per šitą taurės etapą, ką supratau, kad tiesiog bandau įsivaizduoti, kad
aš einu į treniruotę daryti. Mūsų treniruotės vyksta labai panašių principų, gal ne 2 kilometrus plaukiam, bet ten einam kažkokias atkarpėlės, ar ten 500-700 metrų. Mes sustojam į starto liniją, skirtingos valčių klasės, mus paleidinėja pagal atsilikimus, bet vis tiek sukelia varžybų atmosferą. Tai vadinasi, mes ten kelis kartus per savaitę imituojam varžybas. Ir tas yra labai padeda, nes tu jau, kai eini per varžybas į starto liniją, tu suvoki, kad tu jau buvai šitame ne vieną kartą, visam pasiruošime. Ir gerai, aš dabar einu padaryti tą, ką per treniruotės dariau. Jeigu aš važiavau per treniruotės gerai, kodėl aš negaliu čia gerai pravažiuoti? Tai kažkaip su tokiu nusiteikimu ir stengiuosi eiti. Kaip tau, Benai, kokie tikslai artimiausi čempionatuose ir koks paties nusiteikimas labiausiai padeda gerai plaukti, irtis, kaip čia turėčiau sakyti? Nu, tik tinka. Mano tai yra visi šitie pirmi metai suaugusių lygyje, tai dabar tikrai neslėpsiu, pasirodymas pasaulio tauriai buvo prastas, tai buvo 17 vieta. Bet man tai tiesiog atvėrė akis, koks yra suaugusiųjų lygis, nes anksčiau aš net neįsivaizduodavau, kas tai yra. Jaunimo lygyje, jau jauniuose studentų žinojau, koks yra, o čia atvažiuoja, stoja šalia dėdai, kurie pirmą kartą olimpiniais prizininkais tapo, kai man buvo 10 metų. Tai truputį atveria akis toks reality checkas. Šiaip čia turiu pasakyti, kad Benas startavo tokioje valčių klasėje, kur porinė dvivietė, tai porinė dvivietė vyrų yra pati įdomiausia, pati stipriausia, pati konkurencingiausia, ten monstrai sėdi 2,10 metrai, kas laisvai galėtų krepšininkas būti, raumenų kalnas. Ir turi konkuruoti su tokiais, kurie, kaip ir sakė, kad olimpinį medalį ne vieną turi ir čia perėjęs žmogus turi pirmi metai vos ne antri. Bet blogam šokėjui ten ir kurpaitės. Bet tiesiog ta pati valčių klasė porinė dvivietė vyrų yra kažkas įspūdingo, kažkas iš kitos galaktikos ten prisirenka. Nežinau, iš kur tokių žmonių dar tiek daug galima pririnkti. Bet apskritai, tiesiog mano tikslas tai dabar yra, aš turiu tikslą nusistatęs dabar Los Andželo olimpinės žaidynės ir pats suvokiu, kad nesu šitam sporte nei labai talentingas ir vėlai pradėjau, neturiu to daug stažo, tai žiūriu į savo paties pasiruošimą kaip tokį ilgalaikį projektą. Ir pats suprantu, kad realistiškai žiūrint, tai neišeis dabar nuversti kalnų šitą momentą. Bet tiesiog turiu ilgalaikį požiūrį, kad einu savo tikslo link ir vertinu savo rezultatą ne pagal koks jis yra tą dieną, o koks yra lyginant su koks buvo vakar. Tai tiesiog norėčiau šį sezoną užbaigti geresnę natą, negu jį pradėjau. Bet kažkokių savo ten vietų, tai tikrai nekeliu aš gyvenime, kaip pasakyti, ne tik irkluoju, turiu ir kitų avantūrų. Tai man tas irklavimas manęs kažkaip neįstato į tokius rėmus, kad arba laimi, arba miršti. Mažiau spaudimo savo tada, ar ne? Jo, aš tai stengiuosi savo labai spaudimo neiškelt, man visų pirma yra labai smagu treniruotis. Aš labai mėgstu irklavimo treniruotės, mėgstu savo irklavimo draugus, visą procesą tiesiog mėgojos. Varžybos yra proceso dalis. Ir varžybose ne viskas priklauso nuo tavęs. Aš manau, kad, pavyzdžiui, ta pasaulio tauriai toj buvusiai irklavau geriausiai, kiek esu irklavęs ir geriausiai padariau, ką galėjau. Bet buvo 16 dėdų porų, kurie tiesiog padarė viską daug geriau. Bet tai ne nuo manęs jau priklausė. 28 Los Andželas, tai abiejų tikslai, kaip suprantu, ne, esminiai. Faktas. LA goodbye. O Los Andžele tikslas, koksai būtų? Los Andžele bus truputį įdomu, nes bus... Oklahomai šiaip jau klausėte jūs, kiek aš atsimenu, o ne Los Andžele. Jo, ir kas įdomu, o Los Andžele jau vyko olimpinės žaidynės 80, nesakysiu, ne dabar. Gali, aš irgi pasimetęs. Ne, bet Los Andželo, aš spėjau 84, kad vyko Los Andžele, tai patikrinsi, pasakysi, bet... Jo, 84 buvo tam. Istorikas. Dar gerai, kažką prisimenu. Bet čia vyks kitoj vietoj, gal... Jo, Oklahomoje bus... Ir bus ne 2 kilometrai, o 1,5 kilometro. Bus 500 metrų trumpesnė trasa. Čia labai įdomu. Jie patrumpins dėl
Todėl, kad neturėjo vietos, kur 2 km plaukti. Bet visa iki tol, iki pačių žaidynių, viskas vyks 2 km. Pavyzdžiui, kitais metais yra atranka į Los Andželo olimpinės žaidynės. Kaip treniruotis? Tai treniruotis? Jo, ir viskas treniruojas 2 km, bet pačios žaidynės vyks 1,5 km. Ir kitas dar toks niuansas, debiutuoja dar viena irklavimo atšaka, tai yra pakrančių sprintas. Ten yra toks kitoks irklavimas, viskas vyksta paplūdimy, bėgi į valtį, bėgi, į bangas, tada su valtim plauki slalomu, apsuki ženklą, plauki atgal ir tada parbėgi atgal. Tokia labai dinamiškai įdomi sporto šaka ir irgi savo debiuto Los Andželo olimpinėse žaidynėse turės. Lietuvai neblogai sekasi. Jau labai daug šautautų, čia reiktų duoti, tiesiog šautautai pakrančių ir klotam Lietuvos, bet aš tai kažkaip kiti tam klasikiniam irklavime nelabai linkę būna pabandyti, man tai įdomu tas pakrančių irklavimas, tikiuosi šiais metais pabandyti, plus egzotiškose vyksta visokiose lokacijose, ten Kinijoje, Turkijoje, Melnragėje, tokie... Prie jūros. Tai ir čia galiu nusišnekėti, mane galite, jeigu kad ne tik, kad yra Oklahomoje, jo yra dalis baidarininkų bus, žinau, kad nespecifiškai perkelia, nes nėra kur plaukti, ir dar dalis, gal ten grinai banglininkų ar panašiai, bet galbūt ir šitas, kaip vadinasi, pakrančių sprintas. Gali būti, kad irgi, nes žinau, kad Havajuose bus kažkas. Irgi. Ne, jis ne Havajuose, kiek mačiau, jis turėtų būti ten pagrindiniam žemynė, bet kur iš tikrųjų kur vieta vyks, dar nelabai teko domėtis. Tai žodžiu, auksas irgi. Tai tik auksas. Kaip universiadose sekasi? Čia, matau, abu dalyvavote Vokietijoje, Kinijoje buvo irgi dalyvavai, minėjai, kad buvo sunku su kita valtimi ir panašiai, bet auksas, kokios patirtis iš universiadų? Universiada Kinijoje ir universiada Vokietijoje. Ir ten laimėjau auksą su 2 skirtingom porininkėm. Tai praeitais metais su Kamilė pavienė dvivietė, o 23 su Martina Kazlauskaitė, šautautas. Laimėjom irgi auksą. Kinijoje buvo pati universiada žymiai įspūdingesnė, nes tiesiog buvo kaip olimpiada, mini olimpiada, visas miestelis, kaimelis buvo. Kas su pačiu irklavimu, tai buvo labai įdomu, nes visiems irkluotojams buvo padarytos visiškai vienodos sąlygos, vadinasi visi irklavo su identiškom valtim. Tai čia jau nuo trenerio meistriškumo priklausė, kaip tą valtį sureguliuos. Tai ir treneris mūsų, tas pats Karlis Sunkludas, kurį minėjau, važiavo su mumis tada, tai mums pasisekė, nes jis labai profesionalus, labai gerai sureguliavo valtį, viskas buvo labai patogu ir pasisekė laimėti. Kaip čia pasisekė, nepasisekė. Tenai reikėjo dylinti su karščiu ir drėgme, kas buvo kosmosiškai sunku, nes realiai tik išeidavo į lauką, tu jau suprakaitavęs, o dar tau reikia ant maksimalaus važiuoti. Ten buvo ir po startų alpimų. Mūsų vienvietininkas Povilas Stankūnas, kuris laimėjo auksą, galėjo jam pasibaigti žymiai blogiau, nes startavo vienvietė ir jisai po finišo nualpo, valtyje dar sėdėdamas, tai jeigu būtų išvirtas, būtų tikrai ne kažką, visą laimę medikai spėjo priplaukti. Tai Kinijoje tikrai buvo labai smagu ir pats plaukimas buvo labai fainas, o universiada, kaip ir minėjau, su Kamilė tiesiog nežinojau, ko tikėtis, po mėnesio irklavimo kartu, pavienyje. Bet irgi pati atmosfera tai buvo fantastiška, buvo daug žiūrovų, visi palaikė labai, žmonės irgi, kas skiriasi nuo tų pasaulio čempionatų su tais studentais, kaip ir Benas minėjo, kad yra žymiai labiau visi atsipalaidavę. Nežiūri į tave kaip į priešininką kažkokį, visi yra draugai, susirinkę, visi tame pačiame burbule, davai švęskim irklavimo šventę kažkokią. Tai tas yra labai smagu ir labai tai jaučiasi visą tą atmosferą. Kaip tau, Benai, aš esu pasižymėjęs, kad universiadoje likai 4 per sekundę nuo medalio, tai aš nežinau, gal nereikia klausti. Pati kabutėse geriausia vieta sportui. Ne, tai nieko ten labai... Gal jeigu taip pat sukant laiką į rezultatą, mums kas šiek tiek išmušė iš vėžių, mes plaukėm iš lietuvių prieš paskutiniai ir matėm, kaip prieš mus visi lietuviai laimė auksą.
ne auksą, buvo bronza, bet... Jo, buvo vieni laimėjo, tie broliai laimėjo auksą, tada merginos laimėjo auksą, tada Arnedas Kelmelis bronzą laimėjo ir tikrai prisimenu, kad plaukėm į startą apie tai šiek tiek galvodami. Bet nemanau, kad tai įtakojo rezultatas, irgi, manau, suplaukėm gerai, ten tas sekundė ten, sekundė nen. Bet šiaip pačios varžybos, ką žinau, man universiada patiko, man labai patiko ten ta vieta, jinai nebuvo, kaip Ugnė pasakojo, kai buvo Kinijoje, kad tai atskiras kaimelis, nes universiada vyko tam visam regione, Raino upės, ten per kelis miestus. Aišku, mes vykom su pačia geriausia komanda, su Eglė ir su Indrė. Šautautas vykiai. Ir man, kas patiko, tai kitus sportus. Mes ir Klavėme buvom šalia paplūdimio tinklinio vietos, tai susipažinau su to sportu labai. Aš atsiprašau. Ne, labai įdomus sportas. Labai įdomus. Taip, ir jokių... Gyvas, dinamiškas sportas. Bet tikrai taip, bet atsiprašau, esu vaikas, atsiprašau. Bet tikrai puikus sportas. Tai labai puikus sportas ir mums pasisekė, kad buvom šalia. Ir Vatikas šiek tiek gal gaila, kad kad ne visų sportų nepavyko pamatyti, nes buvo ir kitų... Prie paplūdimio tinklinio praleidau? Ne, tiesiog ne visi sportai buvo tam Duisburge. Žinau, kad buvo lietuviai ir krepšininkai gerai pasirodė, ir plaukikai, ir manau, kad jeigu būtų galimybė buvus tenai pamatyti jos, tai irgi būtume tas, bet taip jau vokiečiai viskas organizavo, nesudėjo visų kiaušinių į vieną. Šiaip Kinijoje buvo, kas labai patogu, kad labai buvo gerai išvystytas iš pačio miestelio to kaimelio transportas į visas sporto šakas. Tai realiai buvo autobusų tokia kaip ir aikštelė, kur pavaizduotai, kur kokią sporto šaką važiuoja tas autobusas ir tu žinai, lietuviai ten turi startuoti, įsėdi į tą autobusą, nuveža, parveža, viskas labai puiku buvo. O Vokietijoje kamščiai. Upe, nežinau, ten ir kamščiai buvo ir ten tas transportas, nesupratom, kaip kada atvažiuos kažkaip vokiečiai, galvau. Keista jo turėtų būti. Truputį galvau, jie geriau tvarkysis, bet, maistas buvo užtat geras. Keli, manau, durnesni klausimai pokalbio. Nebuvo dar ne vieno durno klausimo. Ačiū labai. Šitas tai gal ir visai nedurnas. Jūs turite, nebūtinai tai yra Lietuvos ir nebūtinai tai yra su baidarių sportu susijęs, bet... Su kokiu sportu? Nebūtinai Lietuvos ir nebūtinai su valčių sportu. Dabar jie durnas. Su vienu žodžiu labai durna padaryti. Iškirpsim viską, atrodys supratingas. Anyway, sportininkai idealą, kurio pėdomis sekti, ar jo filosofija, nežinau, Ugnė, Mamba mentality gal kiekvieną dieną, ar LeBrono Jameso, nežinau, atsiprašau, aš tik apie krepšininką šneku, egzistuoja ir kitų sportininkų, bet ar turite tokį... Aš galiu gal iš savo pusės, iš tarptautinės tokios auditorijos, aš turiu... Yra komanda, yra Rumunės, porinė dvivietė, Simona Radis ir Bodnar, nepamenu jos vardo. Tai yra, įspūdinga komanda, nes kiek metų iš eilės jos plaukė, visiškai dominavo, stiprios, irkluoja, gal ne pat gražiausiai, bet plaukė, laimi, nenugalimos tiesiog buvo ir... Tai labai didelį susižavėjimo kelią ir visą laiką įdomu jas stebėti, nes jų ir klaimo pats, kaip čia pasakyti, stilius, nestilius, išsidėstymas pačioj, jos būdavo arba nuvažiuoja, iš starto išeina savo kosmiškų greičių, visas paliekant bangos ir kitos tiesiog bando jas vytis, arba jos suka beproto gerus finišus, kur tik ant finišo pagauna, tai čia irgi toksai labai įdomu stebėti. Ir dar, čia gal tai banaliai, ne banaliai, bet iš mūsų pačios auditorijos Viktorija Senkutė. Ta pati, įspūdinga, kiek jinai nuėjo, kiek jinai padarė, per kokius sunkumus perėjo ir pasiekti olimpinį medalį
tokioje valčių klasėje kaip vienvietė, tai yra tikrai įspūdinga, tikrai labai įkvepintis žmogus, treniruojamas kartu su ja. Tiesiog labai įspūdinga ją stebėti. Tu, Benai, turėjai kokį nors 2011 Dallas Mavericks. Underdogo istorija. Aš šiaip sportą mėgstu, neturiu vieno idealo, bet labai mėgstu tokias istorijas, kur ateina netikėti ir tiesiog visą sugriauna sistemą. Man yra papačius tiesiog toks mieliausia širdžiai. Kažkaip pats nelabai mane žavi talentai, kurie ateina ir tiesiog dominuoja dėl savo gabumų ir panašiai. Man patinka, kai ateina tas, kuriam ten ne vieta būt ir padaro tvarką. Norėjau paminėti, Ankuta Badnar, teisingai tariau, su Simonardis. Jo, čia 2 olimpiniai auksai ir matau, kad pasaulio čempionato auksų. Utenos Juventus dar. Auč man, bet Utenos Juventus. Jeigu prisiminus čempionų lygos finalą, tai Vilniaus Rytas irgi laisviausias. Simonas Lukošius gali būti tavo... Bet ne underdogai. Nebuvo tokie. Top 4 buvo Rytas underdogai. Bet finale jie nebuvo underdogai. Finale irgi buvo underdogai. Kodėl? Buvo underdogai. Buvo. Tada ir 4 kėliny -16 prašyčiau. Aš Simonas Lukošius. Bet kas yra jau tada vienu laipteliu virš, tai Utena. Taip gaunas. Tikrai, Utenos šiaip fantastinė. Antra geriausia Europos komanda. Aš trečia pagal tvarką. Dabar taip. Šitas tikrai durnas klausimas, bet aš jūs pasakot apie vėžius kalbėjome ir tada čia manęs klausė, ar esu ir klavęs. Yra 1-2 paprasti patarimai, kad jeigu aš irkluoju valtyje kartu su mergina, ar mergina irkluoja valtyje kartu su vaikinu, nesvarbu, kaip yra kokia nors technikos lengvas patarimas, kad nebūtum lopas visiškas, arba kad taupytum savo jėgas kaip nors, didžiausius klaidos, nemalūnus tokius malti, gal aš žinau, man ten yra pasakę, turi būti kuo arčiau vandens, bet tu šūdą ten nulaikysi, taip ar taip. Matai, žvejybiniai valty truputį pagrindinis niuansas ir klavimo galiu pasakyti, tarkim, vis tiek eina kiti ant treniruoklių dabar, tuos suka konceptus. Ir vienas, kas būna sunku supras, kad irklavimas nėra rankų sporto šaka, tai yra kojų sporto šaka, nes tu stumi kojom. Žvejybiniai valty atsisėdęs, tu tik gali ir judinti rankas, tai ten net sunku kažką būtų tokiam pasakyti, kaip tas kojas ten išnaudoti, nesistumsi kojas. Bet kažkodėl turiu nuojautą, kad pasisodinęs jūs ir žvejybinę valtį, ten labiau smuflių ežerui tokies negu aš manau, kad... Ta žvejybinė buka. Ten mes labai tą irklavimą, nes aš pats treneriu dirbu ir man būna atvažiuoja žmonės tiesiog pabandyti irklavimą. Ir pirmą dalyką, ką visada sakai, kad reikia netraukti rankom, o stumt kojom. Nes kitiems būna tas labai sunku suprasti. Tai sakyčiau, tiem, kas jeigu šiek tiek nori suprast, ką reiškia tas sportinis irklavimas, tai gali net ant paprasto treniruoklio atsisėst ir pabandyti tik kuo daugiau stumti kojom. Ir iškart labai pasijaus skirtumas, kai tavo kojos dirba ir kai tavo rankos, nes rankos tai čia ką jas, nežinau, kai yra terminas viščiuko kojos, kai iš tikrųjų rankos yra viščiuko, jos yra silpnos. Bet tai visi apie irkluotojus pečiai. Čia blogas irkluotojas yra, jeigu pas jį yra tik tai pečiai dideli, pas jį turėtų būti kojos didelės. Ok, žinosim. Aš žinosiu ir jūs žinosit. Nebaidarič. Jo, čia... Pas baidaristus, kokios užtat, kokios baidaristus, taip. Tiesa. Ten įspūdinga. Svarbus skirtumas. Nekartokit mano klaidų. Bet aš tik tais netyčia, čia buvo slip of the tongue, yra toks angliškai išsireiškimas. Aš puikiai žinau, ką noriu paklausti. Aš turėjau galvoti, pasakiau, čia liežuvis. Čia buvo testas. Tavęs, Benai, noriu paklausti, kalbant apie testus. Komentavai sportą, LRT ir TV3, kaip šita patirtis? Ar patiko, ar išsilaikei šitą testą savo? Oi, labai patiko. Aš kažkaip mėgėjęs komentuoti, jau nuo mokyklos laikų aš ir debatus lankiau ir moderavau ir pasiūlė, kaip čia gavosi, vyko olimpinės žaidynės ir ieškojo žmogaus, kas galėtų, nes tas, kuris turėjo atvažiuoti, negalėjo.
kažkaip per aplinkų susirado, vat, kad aš galiu atvykti, sakau, jo. Aš pirmą dieną pakomentavau ir manęs paprašė, sako, ar gali visas likusias dienas pasilikti, nes tas, kuris šiaip prieš mane komentavo, sako, nu, turbūt žmonės... Žmonės, neieškokit, kas komentavo. Ne, tai komentavo viskas gerai, vienas gerbiamas teisėjas, bet jisai pats yra, kaip pasakyti, nu, žinai, žmogus, nu, komentavimui reikia greit to reakcijos, tokio kalbėjimo, reikia burt, nu, iš kavos tirščių kartais, ypač tokį sportą kaip ir klaimas. Labai sunku komentuoti, sakau, nu, Žilvinas tai yra talentas, jisai ten bet kokį sportą gali komentuoti. Žilvinas Aleksandravičius. Žilvinas Aleksandravičius. Šautautas antrą kartą, nes aš pats mačiau savo akim ten tą virtuvę, Žilvinas pakomentuoja, sako, nu tai ką dabar, badmintoną reiks eiti, nes, na, geri komentatoriai komentuoja viską. Tai čia buvo pirmoji patirtis, o po to vėl su Žilvinu susitikom praeitais metais, kai Trakuose vyko pasaulio jaunių irklavimo čempionatas, tai ten komentavom jį LRT televizijai, nes buvo, kiti komentatoriai buvo iš viso 3 komandos, buvo tarptautiniai komentatoriai, buvo lietuvių komentatoriai tiems žiūrovams vietoje ir mes per LRT. Mes komentavom per LRT irgi tokį įspūdingą patirtis, ten jau šiek tiek, jeigu per olimpinės žaidynės dar toks buvau visiškai Žilvino, taip, manau, šešėlyje ir reikėjo vis tiek tik iš jo mokytis, tai čia jau pasijaučiau šiek tiek, kad mes su juo esam komanda. Prišnekėjom apie tavo komentavimus, taip pat pats irgi užsiminėjai pokalbio eigoje apie, na, ir aistrą treniruoti, tai porą kelių po sportininko karjeros mes žinom. Ugne, tu turi savo variantų pasiruošęsi, ką norėtum daryti. Aišku, dar labai toli tikriausiai karjeros pabaiga, bet ar yra kažkokios idėjos, ką norėtum? Tai dabar su ta pačia kineziterapija biškį tenka užsiimti. Taip pat netmetu galimybės ir to pačio treniravimo, vis tiek į sporto studiją stoju. Bet dar viena mintis sukasi, nežinau, kiek jinai subręs, visai norėčiau visiškai kitas rytį, tai interjero dizainą. Pasimokyti, kažką išsibandyti naujo, bet kaip ir sakiau, kad, nu, aš tokia biškai idealistė esu ir negaliu paviršutiniškai to padaryti, tai noriu lankyti normaliai paskaitas, noriu normaliai mokytis, tai nežinau, kada tai pavyks padaryti. Bet kol kas turiu kineziterapijos diplomą, tai ties to, kol kas ir apsistoju, tai čia jau toks planas B po irklavimo, po to ten ir C, ir D yra dar. Jūs namai Trakuose nebijotinai išskirtinio, viskas yra gražiai ir tvarkingai. Ir apie tavo užklasinės veiklas taip pat man yra Modestas parašęs, kad paklausiau, kas geriau, ar Opeliai ar Škodos. O čia jau turi tema, nes na, širdį yra vis tiek Opelis. Tai sunku yra tokią mašiną iš širdies išvaryti. Įvesk truputį žiūrovus į kontekstus, kodėl aš klausiu. Tu mėgsti petskiotis, krapštytis prie tų mašinyčių, ne? Ne, visiškai nemėgstu, bet... Jisai tiesiog yra fanas. Aš tiesiog esu fanas, aš visur vaikštų su Opelio kepurė, nupirkta Turkijos tokiam turguje, bet vairuoju pats Škodą, nes Opelio ilgai nepavairuosi. Geriau paklauskit, ką mano apie BMW ir Audi. Ne, šitą gal čia off the record. Paprašysim Donato Urbano, kad pasikviestų tave į off the record. Tik apie BMW kalbėti. Turi ką pasakyti. Ok, pabaigai man reikia pasakyti, kad birželio 13 dieną Šiauliuose vyks Lietuvos studentų irklavimo čempionatas. Jūs abu ar dalyvausite jame? Žinoma. Toks pasiruošimo laiptelis į tolimesnius, ar ne? Nu, čia tai jau tikrai absurdas, ne aukso būtų siekti tikriausiai nuo pirmos vietos. Tai ten jau reikės per kelias valčių klasės galimai startuoti. Per kelias apsėsti planuojat? Praeitais metais aš startavau 3. Tai buvo vienvietiai, 2-vietiai poriniai ir dar su Ugne startavom miksą. Kaip jas visas paruošti žmonėms skirtingai? Tai vienvietės turim savo, tai čia. O 2-vietė tiesiog taip gavosi. Aš startavau su savo porininku ir vakare buvo pats paskutinis startas, buvo miksas. Tai pasukom valtį nuo 2 metrų dziedzo į Ugniai.
Bet Šiaip nieko, gerai. visai smagi patirtis buvo. Labai įdomu jo ir kloti miksą. O praeitais metais aš startavau vienvietę, pavienę dvivietę, pavienę keturvietę ir miksą dvivietę. Tai turėjau 5 startus iš viso, nes vienvietę reikėjo ir pusfinalį, ir finalą plaukti. Norėjau klausti, kaip rankos po to, bet suprantu, kad reikia klausti, kaip kojos. Čia Siaubas. Čia dar yra labai gražu. Manikiūras on point, bet... Čia tarp kitko dar labai gražu turėti. Turiu nuotrauką parodyti. Ne, mano švelniau pas mane. Nuo Škodos vairo. Aš galėčiau nuotrauką parodyti, kai buvo, kaip tik tai pradėjom šį sezoną, nes kiekvieną sezoną pradedi nuo nulio ir vėl trini. Tai kai šį sezoną atsisėdau po vienvietės į pavienę dvivietę, nušakęs rankai buvo, visai išpuliavus, ištinus, plaut rankos negalėjau, galvą išsiplaut, prašiau kambariokas, kad išplautų, nes tiesiog negali. Oi, nesau. Su paskutinis akcentas. Dieve mano. Kas, ne mergaitiška ranka? Viskas gerai. Aš seksistiniais stereotipais neužsiminsiu, mergaitiška, ne mergaitiška, nesvarbu, bet... Nekokia, turiu pasakyti, Dieve, man aš čia verkdavau ant lanko truputį pakabuosiu. Čia toks yra niuansas. Kada nustoja skaudėti? Kiek reikia atkentėti? Būna 3 savaitės kokios skausmingos? Kažkas tokio. Nes kame esmė, kad kai nusitrini, negali treniruotis, praleis, kad užgytų. Ir tu vėl eini, ir vėl trini. Tada dar būna pasikeičia, mano šitos yra, pasikeitė biškai oro sąlygos, pradėjo šilčiau darytis, suprakituoja ranka, vėl kitaip trina. Ir vėl iš naujo būna. Pirštinių negalima. Jo, rimtai, negalima, kodėl negalima. Įsikibimas per kažkaip. Negalima, čia kaip su mokomaisiais ratukais važiuoti. Ne, yra truputį, yra 2 paaiškinimai. Vienas yra, kad turi irklą labai gerai jausti su savo pirštais, kad vartytum ir tam oda. O kitas yra paaiškinimas, kokią pirštinę, apie ką mes kalbam? Ne. Žinau, tarp NFL sportininkų yra šitas amerikietiško futbolo, jie žiemą arba kai lietus būna, tai irgi yra kas renkasi su pirštinė, kuri ten yra guminė, aišku, tai sukibimas lygtis ir geresnis, bet tu prašiau kamuolį jauti ir dar irgi tipo, būk rimtas, kokia pirštinė. Tai va čia labiau tas. Ok, supratau, viskas. Ačiū Ugne, ačiū Benai, ačiū visiems. Iš excitemento pradėjau krūtinti. Ar čia Tula? Ne, Tula miega. Tula yra šuniukas, kurio jūs gaila nespėjote pamatyti, bet ačiū ir jai už kantrybę ir susitiksime kažkada kitą mėnesį. Arrivederci.